sprendimą priklausos figūros vardu. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Augustinas Vitkus, sekretariaujant Vydą Dovidaitį, dalyvaujant ieškovo valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos atstovų Jurgitai Tomkutei ir Algimantui Balsiui, atsakovas Vitalijos Laucienės atstovams advokatui Evaldui Onaičiui ir Arūnui Lauciui, trečiajam asmeniui Svetlanai Narušienei, viešame teisme posėdžio išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovė Vitalija Laucienė trečiaisiais asmenims, Svetlanai Narušienei nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriui dėl savavališkos statybos nusprendė ieškinį tenkinti visiškai. Atsakovė Vitalija Laucienė įpareigoti nugriauti savavališkai pastatytą stoginę priblokuotą prie Svetlanos Narušienės ūkinio pastato ir nugriauti savavališkai pastatytą stoginę, kuri priblokuota prie garažo unikalus numeris adresu Jarūno 37B, Radviliškio mieste ir sutvarkyti statybvietę per vieną mėnesį nuo teismo sprendimų įsteisėjimo dienos. Pareigoti valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie aplinkos ministerijos atlikti aukščiau išvardintus darbus ir sutvarkyti statybvietę, išieškant išlaidas, jei atsakovė teismo nustatytų terminų nevykdys reikalavimų. Iš atsakovės Laucienės priteisti 143 litus žyminio mokesčio valstybei. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Radviliškio rajono apylinkės teismą. Trumpai pasakysiu, kad sprendimą teikinu tiesiog ieškinio motyvais. Papildomai nieko daugiau nenurodėte, taip kaip ir nurodė ieškovo atstovė Tomkutė, atmesdama atsikirtimus, tai kad yra žemė, jeigu yra valstybinė, o jinai neišpirkta, šiuo atveju priimamo perdavimo aktas nesurašytas, nes yra valstybinė ir jai taikomi griežtesni reikalavimai, tai yra privalomas leidimas. Tai tiek, kadangi sprendimas vis tiek bus skundžiamas, turėkite omeny, kad terminas skaičiuojant nuo rytojaus, tai pirma diena yra ryt, o sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per Radviliškio rajono apylinkės teismą.